baimė paskutinė aukštai turbūt iš senų laikų atėjus. Kad stabiliai po trupučiu kauks, tai aš to tikiu. Aš tai tikrai niekur neskubu. Tu mikrofoną uždengi. Reiks išsikelto, kaip čia bus, o liksiu be namų. Pakeičiau spinas, nu ir ką, viskas, žmonės išsikrausti. Ojoj. Tai šitą laidą pradėsime banaliai. Žmonės dažnai mūsų klausia. Banalus atsakymas. Niekas tavis nieko neklausia. Jo. Bet Šį kartą paklausė žmonės ir iš tikrųjų iš visų podcastų ir Instagramo ir asmeninių žinučių surinkom visus klausimus, kas, manau, žmonėm aktualiausia. Tikrai neatsakysime visų klausimų, nes jų tikrai gausybė ir galbūt kai kurie besikartojantis, kai kurie netokie aktualūs, galbūt visiems specifiniai. Tai atrinkom pačius įdomiausius, ar ne? Turbūt reikėtų paminėti, kad stengiamės dabar neaptarinėti projektų klausimų, nes daug yra klausimų apie vieną ar kitą projektą, tai turbūt padarysim gal ir atskirą laidą, būtent kur apžvelgsim projektus. Taip, kelis projektėlius, tokius didžiausius aptarsim, man atrodo, kurie visiems turbūt aktualūs, o specifinių projektų apžvalgos video jau padarysim vėliau. Tai ką, pereinam tada prie klausimų. Tai elektroniniu paštu atsiųstas mums Tomo klausimas. Iš tikrųjų, Tomas labai aktyvus buvo ir uždavė ne vieną klausimą. Tai keletą iš jų atsakysim. Kaip manote, kaip matote NT rinką 10 metų bėgyje? Kokia jūsų nuomonė, kaip keisis kainos ir kas išliks trenduose? Turbūt visų pirma, tai nekilnojamo turto kainos, bet kokiu atveju ilgoji laikotarpiu kyla. Tai čia turbūt taisyklė numeris 1 ir jos gal nebandysim nuginčyti. Jo, bendraja prasme, aš manau, kad Vilniaus kaip miesto perspektyvos ilgojo laikotarpiu yra geras. Vilnius yra labai jaunas, demografiškai miestas. Jisai vienas iš 2 Pabaltijo miestų kartu su Talinu, kuriame populiacija, kaip sakai, didėja, priešingai, tarkim, negu Ryga ir vienas, kaip sakyti, jauniausia apskritai centrinės Europos miestų ir gaunasi, kaip sakyti, kad tie jauni biznis talentai gyvena ir dirba ir tada nuomojasi ir perkasi ir ilgo. Bet visi čia dabar kalba, kad čia jau kainos išsipūtusios, čia jau kainos kristi turi ir ar manot, kad jie klysta? Jeigu pažiūrėsime tą laikotarpį, kai buvo tikrai labai išsipūtusios kainos, šie 7-8 metai, tai vis tiek jau buvo jos ten stipriai pakritę, o jeigu šios dienos perspektyvų žiūrim, vis tiek tos kainos jau pralenkia aną buvusi laikotarpį. Tai reiškia, galbūt šnekam ten nebūtinai apie 10 metų, bet apie ilgą laiką vis tiek jos pakils. Ir vėlgi turbūt, ką reikia suprasti, kad kainos gana tiesiogiai koreliuoja ir su atlyginimais. Ir turbūt visi sutiksim, kad dabar 24 metais algos yra gerokai didesnės, negu, tarkim, buvo prieš krizę, ten 26-27 metais. Tai tol, kol atlyginimai augs, atitinkamai stiepsis ir algos tiesiogiai koreliuoja su būsto įperkamumu. Taip. Tai Lietuvoje, kaip ir tarpsime Vilniuje, jeigu palieskim kaip sostinė Europos, įperkamumas tikrai yra labai geras, aukštas, lyginant su kažkokiam kitų didžiųjų sostinių įperkamumu. Tai irgi turbūt yra rodiklis, kad turi augti dar tos kainos ir tikrai nesame riboje. Plus ir nuomos rentabilumas turbūt irgi aukštas gana Lietuvoje, yra ten 5%, kai kitose sostinėse ten 2-3% maksimum. Tai... Vėlgi gal nereikia tikėtis, kad tos kainos augs kartais ten... Kaip 20-22. Tokių šuolių tikrai tikėtina, kad nebus, bet kad stabiliai po trupučiu augs, tai aš to tikiu. O kas išliks trenduose? Antra klausimo dalis. Čia turbūt trendai galbūt apie rajonų, ar apie būsto dydį. Ar apie konceptą gal patį projektų. Ja. Kas liečia, pavyzdžiui, plotus, man kartais taip susidaro įspūdis, kad tos mados, ir trendai, jie sukasi ratu. Kažkada buvo tie dideli butai populiarūs, tada viskas nuėjo į mažėjimą. Dabar kai kuriuose projektuose vėl atrodo, kad žmonės pradeda norėti, ne tai, kad prabangos, bet šiek tiek, kaip sakyti, erdvės ir ne visiems jau pasidarė patrauklus ten 3 kambarių 55 kvadratų 48 būna. Tai jau labai kritikuoja, girdžiu aš irgi žmonės, tos 50 kvadratų 3 kambarių butus, viskas remiasi į tą galutinę kainą. Jo, bet jie tokie gaunasi, kad labai trumpam gyvenimo etapui, tai
vėlgi, nes pažiūrėjau, kokiais ir Skandinavijoje, tarkim, ten 2 kambarių daug yra, tarkim, būtų 70-75 kvadratų, kas pas mus jau toks skaitytųsi, na, kaip... Vos ne 4 kambarių jau gali pasidaryti. Nelikvidus variantas, jo. Čia kaip mobilus telefonai, iš pradžių buvo dideli ir ėjo mažyn, kuo mažesnis, tuo krūtesnis ir po to atsirado iPhone'ai dabar kuo didyn. Aš tik tai, ko noriu tikėti, kad dar kažkiek paaštrės konkurencija tarp statytojų ir atsiras truputėlį fantazijos daugiau pačiuose projektuose, nežinau, tarkim, jų eksterjero sprendimuose. Estetinė ta konkurencija, jo, kad atsiras, ar ne? Infrastruktūra, visa noras pritrauk žmogų būtent gyventi tą vietą, tai kad išpuoselės viską, nes tas trendas labai matosi dabar. Ja. Žiūrėkit, kokios žaidimų aikštelės padarytos, tos teritorijos aptvertos, tikrai daug gražiau negu seniau pastatė, vis tiek parsiduos. Arba kažkokie, tarkim, kaip angliškai vadina, perks, kažkokie pliusai, tarkim, ten būsto, nežinau, tarkim, ten koks nors bendras sporto klubas, tarkim, ten namo gyventojams, dar kažkas, aišku, ten koncieržai, kokie yra ten brangiuose projektuose, bet tiesiog kažkokie maži pliusiukai, kurie duotų kažkokį vienokį konkurencinį pranašumą. Išskirtinumą. Ok, tai tada neužsikabinkime šito vieno klausimo, tai judam prie antro klausimo, to paties Tomo užduota. Sena statyba prieš naują statybą, privalumai, trūkumai, kadangi gan neretai girdžiu nusiskundimų naujos statybos kokybė. Galim pratesti. Senos statybos kokybė, nusiskundimų turbūt dar daugiau. Čia pagrindinis privalumas senos statybos, vėlgi, ką žiūrėsim kaip seną statybą, jeigu tie pastatai istoriniai, senamestiniai labai seni, tai čia turbūt viena kategorija senų pastatų, kiti dauguma laikomi seni pastatai, tarybų Lietuvos tie tokie pastatai. Tai jeigu žiūrėsim tuos sovietinius pastatus, tai turbūt pagrindinis jų privalumas yra kaina. Bet turbūt esat girdėję apžiūrose, seniau tai statydavo, čia dabar tai tos kartonkės, tie namai. Bet čia man toks, žinai, seno tėvuko meistro pasakymas, žinai, ten mano laikais, tai ten, taip plytas ten dėdavo. Viršuliškėse sprogo ir nenugriuvo namas, liko stovėti. O jau nauja tai būtų išnešę į orą, turbūt. Nežinau, man atrodo, kad nelyginami tas dalykai. Yra, taip, ten ir toj naujos statyboj geresnių, prastesnių variantų su trūkumais, su defektais, bet čia mes tiesiog skirtingas prekes lyginam. Nesulyginamas dalykas yra ten senas, koks nors blokinis ar monolitinis. Bet čia gal mes nemastykim apie tos mėgamosius rajonus, tarkim, senamiestis, senas kažkoks istorinis namas, pokarinis ar iki karinis ir jisai storom sienom, galbūt unikalus išplanavimas kažkoks. Tai. Jeigu jis yra tvarkytas, renovuotas ar kapitalinis remontas atliktas, tai labai fainų daiktų galima rasti ir tikrai labai geros kokybės. Aišku, yra dar ir tų tokių, kad laikotarpis geras, statyba tais laikais buvo gera, bet pelėsio, tų tokių sprendimų. Inžinerinių sprendimų trūkumas. Jo, vis tiek. Tai laiptinė kokia ten netvarkinga, arba kartais būna, pavyzdžiui, koks vamzdžius, ten esi pasikeitęs, tarkim, kanalizacijos, bet stovai, pavyzdžiui, seni ir ten kvapai eina, visokie tokie, sutvarkomi, bet labai brangiai kainuojantys. Ir tie patys išplanavimo trendai buvo kitokie, ten mažas kamurkytės, ten virtuvė mažytė atskirai, ilgas koridorius. Tai gerai, jeigu gali perplanuoti ir ten išgriauti, bet ne visada taip pavyksta. Jeigu dar kultūros paveldo saugoma, tai nieko tu ten neišgriausi, tada išvis. Ne visos tos vertybės ten saugotinos, ten svarbiausia tų vertybių neišgriauti. Bus klausimas apie kultūros. Kaip Patricija ir sako, galima rasti perliukų, bet čia turbūt konkrečius variantus, jeigu tu žiūrėt. Jo, jeigu senamiesti, nauja statyba, gerai pastatytas naujas daiktas, tai aišku, aš rinkčiaus naują senamiestį. Bet už gerą, tarkim, atitinkamą už mažesnę kainą, gali įdomių variantų surasti. Ok, pereikim prie asmeniškesnio klausimo. Kokios labiausiai įsiminusios vykusios dėrybos ir greičiausiai parduotas kliento objektas? Ką atsimenat iš savo darbinės srities? Aš galiu asmeniškai gal pasakyti, ne vienas, aišku, objektas buvo per vieną dieną parduotas, čia nėra turbūt ir pas jūs naujiena, galbūt, nežinau, jūs ten per 2 valandas pardavėt. Bet žinai, kaip skaičiuosi tas valandas, jeigu nuo kada? Pirmoj apžiūroj, nuo kada tu skaičiuoji? Nuo paleidimo?
į rinką. Jeigu tu apžiūrą gali daryti už pusvalandžio, tai bus per pusvalandį parduota, jeigu padarysi vakare, tai čia bus per pusdienį. Ne, nesiskaičiuoja taip. Bet čia turbūt, manau, kad pas visus yra tų tokių variantų, kur ten per 1-2 dienas sutartas objektas. Tai pasileidai, tarkim, ten ta rinka karšta, objektas einamas. Įvyksta aukcionas dar koks nors. Jo, įvyksta aukcionas. Arba labai motyvuotas pirkėjas ateina, sako, aš senai toj vietoje ieškau, tai... O dėrybos kokias įsimintiniausias? Ojoj. Atsiduso Paulius, kiek čia nuimam taimerį, 15. Dabar bus. Ja, čia... Long story short. Long story short, jo. 2016 metais mano sunkiausias gyvenimo sandoris, kur vyko dėrybos po dėrybų, kaip sakyt, kur buvo ir sutarta kaina su pirkėjais ir viskas. Ir tiesiog dėrybos vyko tarp pirkėjo ir pardavėjo, kurie prieš 10 metų įsiskyrė buvo ir reikėjo per naują turtus perdėlioti ir persitvarkyti. Tai tiesiog long story short, dėrybos vyko iki 2 nakties pas vieną ir kitą važinėjau, tada kitą dieną 6 valandas pas notarą dėrybų ir dar nesibaigė. Tai tiesiog kaip sandoris, kurio nenoriu prisiminti, bet kuris vis dėlto baigėsi kažkaip. O aš dėrybos gal iš kitos pusės irgi pasakyčiau, kad dėrybos pas mane buvo, bet į didesnę pusę, kaip vadinkime, aukcionas. Tai aš dažnai žmonėm irgi lyginu, sakau, kad aukcionas tai yra tos pačios dėrybos, tik į kitą pusę. Tai esu pakėlęs apie 18 000 eurų būsto kainą, tai irgi tokios asmeniškai labai smagios. Aišku, pirkėjams gal nebuvo smagios. Kai atsiranda daugiau negu vienas pirkėjas tam pačiam objektui, tai kažkaip įstrigo tas momentas, tos emocijos. O kur buvo objektas? Pavilnyje namas buvo ir pakelta kaina buvo 18 000. Tai va. Gerai. Tomo klausimai baigės, dabar Vyčio klausimas. Ar dabar geras metas pirkti? Jei taip, tai ar yra ką? Gal geriau palaukti rudens, gal geriau parduoti sklypą šiemet pigiau ir pirkti butą be paskolos? Čia aš truputį patrumpinu klausimą, nes labai ilgą priešistorę žmogus parašė. Tai esmė, kad žmogus gyvena 2 kambarių bute Žvėryne su šeima, turi sklypą, ganėtinai brangų, čia prie Ilgio ežero, Maišiagalos kryptim. Jisai vertina jį kažkur tai tarp 150-200 000 eurų ir jisai klausė tiesiog, ar man geriau parduoti sklypą, mažesnę paskolą imti ir nusipirkti didesnį būstą, nes jau 2 kambarių nebetelpa ir norėtų irgi prestižiniai vietoje likti Žvėryne, Antakalne ir panašiai. Ar geriau palaukti, sklypą pasilikti, neparduoti ir galbūt geresniems sąlygom pasimti paskolą? Vienareikšmiško atsakymą čia nebus, bet kokiu atveju. Jo, ir vėlgi čia mūsų patarimai, kaip sakyti, juos vertinkit rezervuotai, tai nėra patarimas pirkti, parduoti. Nėra konsultacija. Nėra konsultacija. Aišku, vienareikšmiškai turbūt sunku atsakyti, bet iš to, ką žmogus, kaip sakyt, klausia, aš įsivaizduoju, kad, tai vis tiek yra pirkinys savo ir aš manau, kad visą laiką, kada tu perki savo, ten nereikia ieškoti nei dugno, nei lubų kainų, tiesiog... Asmeninį poreikį žiūrėti. Asmeninį. Jeigu randi gerą daiktą, atitinkantį tavo poreikį, reikia eiti ir tartis. Nes, mėly žmonės, supraskit, kad yra žmonių, kurie laukia nuo 20 ir 19 metų. Jo, tu laukia, kada čia tos kainos kris ir ten bus 1000 eurų už kvadratą ir tiesiog... Ir nesulaukia. Ir nesulaukia. Tai tiesiog pirkit, kaip ten yra tas pasakymas, sako, don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. Jo, ir čia kalba dar apie tą sklypą pratęsant, tai irgi čia asmeninis poreikis, ar tas sklypas yra reikalingas, ar nereikalingas, turbūt jo ten vertės staigiai iki rudens neišauks, jeigu neplanuoja ten žmogus kažko statyti, ar sodybos, ar kažko, tai jis parduoti gali. Bet man visą laiką toks, nežinau, man tas sklypo turėjimas toks, užkastas toksai pinigas į žemę. Žinai, nebent labai senai pirktas ir labai pigiai, ar ten koks potencialiai vietoj. Jo, potencialiai vietoj ir, pavyzdžiui, nebuvo aplink jokių ten infrastruktūros reikalų ir dabar atsirado elektra ir ten kokie nors gyvenvietė ar kažkas susikūrė, tai gali būti, kad toje vertėje ten labai smarkiai išaugus. Būtum nusipirkęs sklypą. 5 metus. Apsistatė rajonas. Ir čia nebent toks atvejis, tai čia žinai. Tai va, tai asmeniškai jau turbūt reikėtų žmogui žiūrėti asmeninį poreikį, neieškoti, kaip Paulius sakė, dugno ar lubų.
ir nespekuliuoti tuo nekilnojamu turtu. Bet jeigu taip žiūrint iš plačiau, tai pirkti momentas dabar yra geras. Lengviau yra dėrėtis, jeigu randi variantą patinkantį. Tai rudens laukti, nežinau, kas rudenį tokia pasikeistų. Pavasarį laukia visi vasaros, vasarą laukia rudens. Nukris kažkas labai smarkiai pasikeis. Ir dažnai būna žmonėm, gal kartais tas įspūdis susidaro, kad ten brokeriai sako, čia pirkit, labai čia suinteresuoti ir panašiai, bet tiesiog, retrospektyviai tas mes žiūrime, ten pastarosius, 5 metus, pavyzdžiui, prasideda metai, visokios analitikų prognozės, kiek jos pasiteisino. Tai čia COVID'as ten hitino, viską sumaišė, tai 21 metais jau atrodo nusistovėjo kainos vėlgi ten bam plus, ten vėl 30%. Ir sakau, dažnai tos analitinės prognozės, kas liečia nekilnojamą turtą, jos tokios trumpalaikės turiuomenyje, tokios kaip sako, sugedęs laikrodis irgi 2 kart per dieną teisingai laiką rodo. Tai kartais pataiko, bet iš tikrųjų dažniau ir nepataiko. Vėlgi nekilnojamą turtą labai sunku prognozuoti konkrečiai vietai, nes kiekvienas klausantis, kiekvienas žmogus žiūri, galvoja apie savo kažkokį tai pirkinį. Tai butuką, namą, kažkokį plius minus už kažkokią kainą. Gali būti pagal skirtingus rajonus visai kita tendencija, kažkur labiau pakils, kažkur gal trūksta kažko. Tai čia taip pasakyti, kad kils kažkokios tendencijos bus. Patinka pirk. Gerai, manau atsakėm. Tomas Vin klausė, domina mintis apie netoli naujininkų esantį ir besikuriantį miško ardai ir kerų kerai projektus. Čia ta tokia nauja kryptis, kurią pradėjo Citusas statyti Burbiškių miškuose, vėliau Galio Group prisijungė, tai iš tikrųjų įdomi vieta, ar ne? Ir dabar Indrijau kerus, ar ne? Minėjo kerų. Jo, kerų bet kerai. Dar anksčiau ten pradėjo, ten buvo kvartalas Venecija, tai vis tiek šaliagi ten vis. Venecija ir ten fontanų namai iš kitos pusės, iš Eišiškių plento. Bet jie pirmieji kėlė koją į tą mišką ir ten pradėjo statytis, iš tikrųjų nuo jų prasidėjo tas miškas. Tai kaip jum? Man tai iš tikrųjų ta vieta visai patraukli atrodo, viskas ten yra tikrai labai gražiai sutvarkytas, bent jau miško ardų projektas yra. Tik tai gal vienintelis man minusas ten yra su tais įvažiavimais. Viskas vyksta per vieną, kaip sakyti, juostą, per... Aš vakar buvau nuvažiavęs. Šiaip mačiau tą klausimą, kaip sakyt, galvoju, taip nuvažiuos ir taip, kad taip šviežiai pasakyti. Eksterjeras tikrai labai gražus. Ir ta vieta graži, sakau, toksai kaip į kokį kvartalėlį tokį uždarą įvažiuoja, kaip kurorto jausmas toksai. Bet pačiu, man tokia, ne klaustrofobija, bet tas keliukas, jisai toksai siauras ir dar vienoj pusėje mašinų pristatyta. Taip. Ir gaunas, jeigu kažkas iš priekio atvažiuoja, tas ten jau prasilenkti, jau beveik nebegali. Nes vystytojas taupė kaštus ir nedarė žiemą, kai buvo ledas, tai iš vis buvo jausmas toks. Bet aš labiau turiu su to įvažiavimu, tai reiškia nuo aplinkelio, ta prasme, nes įsukimas yra tik tais važiuojant iš Vilniaus ten Pavilnio kryptimi. Jeigu tu važiuoji iš nuo oro uosto, kaip pavyzdys, turi važiuoti, nežinau, ten iki tilto, apsisukti ratą. Bet ten gamtos daug. Aš kaip visada grįžtu prie savo, ten miškas, ten pasivaikščioti. Ir sąlyginai netoli centras, sutikim tą. Praeitoj laidoje minėjom, kad ten tie launagiai atsiras irgi ta kryptimi, irgi manau, kad tos krypties vertę kels. Jo, tai... Yra pliusų, yra minusų, bet šiaip tikrai, liežuvis neapsiverso pasakyti, kad ten nefainas projektas, ar ten nekokybiškas, tikrai, tikrai. Labai kompromisų reikia, bet tikrai gyventi galima ten labai gerai. Gyventi galima ir miškardas. Patricijos žodžiai. Truputį kitaip pakeisti. Čia iškarpys, kaip reikia, žinok. Taip, Arūnas klausė, puikiai ir informatyvi jūsų laida, nepraleidžia nei vieno video, sėkmės darbuose. Ačiū, Arūnai. Noriu užduoti klausimą, klausimų vakarų, jisai tai pavadina, nors šiandien dar ne vakaras, bet kokios būtų jūsų įžvalgos ir nuomonės apie pirkimą kambarių trumpalaikiai nuomai Druskininkuose, renovuojamame projekte Nemunas by City? Dėkuoju už atsakymą.
Aš šiek tiek tuo projektu domėjausi, nes mano tėvai dairėsi tokią polisinę turtą ar svarstė tarp Birštono ir Druskininkų, visgi nusėdo Druskininkose, Birštone, atsiprašau. Ir Nemunas by City irgi buvo vienas iš tų projektų, kuriuos svarstė. Bet jie iš tikrųjų atmetė, nes labai didelis projektas, daug mažų tokių, kaip ir maksimizuotas projektas, daug mažų kambariukų. Studijų tokio, ne? Jo, studijyčių nedidelių ir kas jiem, sukėlė grėsmę, kad tai bus tiesiog toks, vadinkim, kolchozas. Daug jaunų žmonių, daug trumpalaikės nuomos, niekas už nieką neatsakingi. Ir dar vienu metu visi tie butai išeis į rinką, tokia bomba bus, pabaigs Citusas tą savo projektą ir visi atsiras rinkoje. Tai man šita vieta, šiaip iš principo labai myliu Druskininkus, aš ten irgi buvau nusižiūrėjus vieną projektą, jo kol kas dar nestato, jeigu statys, tai ten bus labai gražus projektas. Tai aš ten labiau norėčiau, nes ten jau kaip ir butai, ne va tokie trumpalaikiai nuomai skirti maži butukai, bet mane, va, kaip ir Rignas sako, mane gąsdina tas kiekis vienoje vietoje, va toks visas didelis bendrabutis. Ir čia turbūt ne tik Druskininkus galim paliesti, daug projektų yra, kur statyti kaip nuomai, ten va puikus, nežinau, Vytenio gatvėje, aš neatsimenu tiksliai dabar projekto, kur grinai stato statytojas mažus butukus nuomai. Ir aš irgi įsivaizduoju ten, kai paleis nuomai ir ta didelė konkurencija, aišku, vystytojas sako, kad čia tik pirminis tas startas bus gal sunkus, po to tos nuomas vis tiek ten prasiskiria, vieni ten pusmetį, kiti metus nuomoja. Bet žinai, Naujamiestis truputėlį vėlgi kito kalibro rajonas, ten daug tų jaunų, kaip sakyt, nuomininkų ir tų mažų būtų jų truputį trūksta, tai gal ir užpildys, kaip sakyt, tą nišą, bet tokiuose Druskininkuose, nežinau, vis tiek daug atvažiuoja šeimų, tarkim, ten ilsėtis ir ten į tą kamurkytę, nežinau, ten ar eis būti, plus tu vis tiek nori, nežinau, ten spa, kažkokio ten kavinės dar. Kažkokį konferencijų centrą jie ten turi didelį statyti, tada galbūt tokiem trumpiem vizitam, kaip po 1-2 žmonės atvažiuos, jeigu jie šitą vietą išvystys, tai tada bus naudingiau, nes tikrai dabar, jeigu su šeima atvažiuoja, neimsi 3 kambarių, tam, kad vienai tėvai, kitai vaikai pasiskirsti. Aš gal šitą projektą kažkiek palyginčiau su Elija Šventoje esančia, kur irgi yra labai daug būtų nuomai, ar ne? Ja, bet ten dideli visi, dauguma jie yra gerokai didesni, būtent pritaikyti šeimai ir nedidelė dalis yra tų mažiukų, bet netgi ir tuose vadinamuose mažiukuose vis tiek telpa šeima, ten su vienu vaiku pilnai. Bet kaip ten yra, tarkim, su užimtumu, nes aš kartais kiek pasižiūriu, ten Elijui kokie 5 variantai yra pasirinkimo nuomai. Žinok, nežinau, aš matai, kadangi ten nesinuomoju, tai labai sunku pasakyti. O nesidomėjai šitą, kiek tam Nemunas by Citus, kiek dar neišparduota procentaliai? Ne, mes čia šiek tiek seniau domėjomės, tai dar, manau, pasenusi būtų informacija. Bet dar yra panašu. Panašu, kad dar yra. Tai turbūt, jeigu taip rezimuojant atsakyti, gal nėra, kaip sakyt, blogas turbūt pirkinys. Cituso projektai tikrai būna dailūs, kokybiški ir su polėkiu, bet galbūt, jeigu yra galimybė kažkokio unikalesnio paieškoti, mažesnio objekto ar buto. Didesnio buto mažesniam projekte, va taip. Taip. Taip, toliau. Klausimą, kurią uždavė Patricijai tiesiogiai Jūratė. Jūsų video išgirdau paraginimą užduoti klausimus susijusius su NT, tad pasinaudoju. Mano klausimas, pagal kokius kriterijus butai skirstomi į ekonominės, vidutinės ir prestižinės klasės? Turbūt ne tik lokacija apsprendžia. Klausiu apie naujos statybos butus. Aš nežinau, kokiai klasiai priklauso mūsų butas. Aišku, klaidžioju tarp 2 gretimų klasių, kaip suprantu, turbūt. Čia turbūt labai sunku pasakyti, nes nėra kažkokios tokios struktūros, kad būtų... Lentelės nėra, ne? Aišku, kad ar suma, ar rajonas, ar dydis, ar kažkas nulemtų būtent kokiai klasiai. Bet... Turbūt visuma. Jo, bet kas bevertintumėm, tai vis tiek subjektyviai žiūrim, kas čia tas prestižinis ar ekonominis, tai su ekonominė tai labai viskas aišku. Pigesnis rajonas, mažesnis butas, kaip ir viskas. Bet čia turbūt gal vėlgi per kainą reikėtų turbūt labiau žiūrėti. Bet ne tik per kainą, sakyčiau, per vietą. Aš sakyčiau, 50% vis tiek nulemia vieta. Ir tada susideda viskas, gali būti labai geroje vietoje, mažas butas, tamsus, nepatogus ir taip toliau, jo niekaip nepavadinsi prestižiniu. Taip. Bet jeigu jis bus, gali būti ir šiek tiek toliau nuo centro, pavyzdžiui, Laurų kvartalas,
Vėlgi labai daug lemia kaiminystė, vaizdas, dydis, netgi išplanavimas, jeigu apie butą kalbėsim, nes prestižiniuose, jeigu juos jau tai bandyti skirstyti, butuose dažniausiai ir tų sanmazgų kiekis yra didesnis, vaizdas, balkonas, terasa. Plotas, išplanavimas. Plotas, jo. Jeigu 48 kvadratiniai metrai, kad ir 3 kambarių butas labai gerai vietoje, klausimas, kiek ten, ar jis jau būtų tikrai prestižinis. Ir turbūt pats projektas, jeigu kaip pavyzdys paimkim kokiuose naujininkuose, kaip ir ekonominis galbūt rajonas, bet jeigu pasistato ten Launagiai ar kažką, ar Raikos koks projektas, kurie dabar vysto, tai nesakyčiau, kad turbūt tai ekonominės klasės, tai vis tiek vidutinės klasės. Tie patys naujininkai ten ant kalniuko matosi puikiai ir senamiestis, tai jeigu tu matai Gedimino pilį, jau iškart geriau. Ir kaina turbūt, kad jeigu aukštesnė kaina, tai tada ir kontingentas susirenka, ir vystytojas gali produktą aukštesnės klasės pasiūlyti ir jisai tampa vidutinės ar prabangios. Taip, vėlgi tada ir apsauga gyva dažnai būna, jeigu ten yra koks nors butų kompleksas. Yra tokių detalių, kas jau prie prestižinių traukia labiau. O šiaip turbūt vidutiniai, ar į vieną pusę, ar į kitą, vidutiniai. Pauliau, ar pridursi kažką? Aš pritariu. Tu pritari salės nuomonį. Nesiginčiai. Gerai, toliau keliaujame. Ar jaučiate vokiečių karių antplūdį nuomos rinkoje? Gal yra kokių specifinių poreikių? Kaip suprantu, iš jų, kaip iš nuomininkų. Tai aš čia šitą vietoj turiu tokią irgi informaciją. Žmona, kadangi mano užsiema daug nuomą, tai jinai turi šiuo metu porą kotedžų, kurie labai patinka salininkui pusėje ir kurio labai traukia tos vokiečius. Iš tikrųjų pasijautė jai antplūdis. Tai jinai minėjo, kad yra iš tikrųjų specifinių poreikių ir pas juos ta specifinė matematika. Jie gauna tam tikrą biudžetą, kaip pavyzdys ten iki 2,5–3 tūkstančių eurų. Ir jie turi arba jį, kaip sakyti, išeikvoti, arba už pigiau išsinuomoti. Tai jie ten truputį irgi gudrauja. Sako, jūsų kotedžas, tarkim, ten 1,800 eurų nuoma, bet mes dar norėtumėm turėti džakuzį, norėtumėm turėti pirtelę ir ten dar kažką, tai neatsimenu. Ar galima būtų taip, kad savininkas nuperka, pakelia nuomos kainą, išskaidęs tą pirkinį ir panašiai? Tvarkytoje, gerbuvė prižiūrėta irgi. Bet irgi vokiečiai atrodo praktiški žmonės, bet taip kombinuot moka. Kombinuoja, panašu. Ir poreikiai. Ja, ir moka įsisavinti tą europinį pinigą. Ja. Tai įsisavint bando jie ir iš tikrųjų, nežinau, nepakeis gal jie čia tos nuomos rinkos, nepradės pirkti džakuzių žmonės nuomai, nes turbūt ateityje neras nuomininkų už ten 2,5 ar 3 tūkstančius eurų. Bet jeigu turit namą su džakuzi ir galvojat nuomoti, tai pats tas laikas. Bet jie turbūt dabar didesnių būtų ieško. Taip, dideli būtai ir kotedžiai jie pagrindė. Aš dabar paleisiu 4 kambarių butą Nemenčinės plente, labai gražu. Tai pirma mintis buvo vokiečiai. Išversk vokiškai skelbimą. Iš karto, ja. Iki 3 tūkstančių aš kiek bent jau iš tų žmonių girdėjau, tai gal ten skiriasi nuo rango, nuo šeimos dydžio ar panašiai. Ir jų iš tikro kontraktai gana ilgi, jie minimum 3 metam nori nuomotis. Tai turbūt, kad užsibus čia jie. Atsiperka tos investicijos. Tai bet jeigu iš tikrųjų šitą butą išnuomosiu, vokiečiam būtinai pasidalinsiu. Okay. Bet čia bendrai prasme, turbūt čia dabar kol kas dar nesudrebino tos nuomos rinkos, bet vis kažkur pasigirsta, kad pas kažką atėjo, su kažkuo dėrėjosi, bet kol kas ten kažkaip labai ten esmingai kainų neįtakoja. Taip. Ir ką reikėtų dar paminėti, kad jie ne vienu metu atvažiuoja, jiegi iš vieno lėktuvo neiškris. Jo, tokiais etapais, tai man atrodo visa ta planuojama brigada iki 27 metų turi atvažiuoti, tai kas yra... Dar yra laiko. Ilgas laiko tarpas. Tai suklusti kotedžų ir didesnių būstų savininkam galbūt. Su džakuzi? Reikėtų, jo. Tai pereinam tada ties klausimais, kurie buvo jau užduoti po mūsų podcastais pirmaisiais, tai po žvaigždžių podcastų buvo užduotas klausimas, kaip vertinate Revingio projektą, ar logiška kaina, Žygimantas teiraujasi. Ar logiška kaina? Nežinau, kiek jūs to Revingio projektų susidūrė, aš ten padėjau 2 savo klientam nusipirkti butus, pačiai pradžioje, kai tik tai dar, man atrodo, net statybų leidimą, jie gal išsiminėjo tuo metu, kai buvo dar rezervacijos, net ne preliminarios sutartis,
tai tada kaina buvo tikrai labai gera kvadrato. Dabar žiūrint, tuo metu atrodė, tokie plius minus. Tai buvo apie 3 už kvadratą. 3,000 eurų. Dabar yra, man atrodo, tarp 4-5 tūkstančių už dalinę apdailą. Tai va čia tie pirmieji, kurie pirko, tikrai vertėjo ir dar buvo iš ko pasirinkti. Mes pasirinkom butus su vaizdu į upę, tokie tikrai verti dėmesio ir buvau dabar nesenai tam projekte nuvažiavus pažiūrėti, ką nupirkom, nes vis tiek visada įdomu būna. Ten dar nėra pabaigta viskas ir kad ir pats pastatas jau pastatytas pilnai, bet aplink dar vis tiek ta teritorija tokia reikalaujanti nemažai dėmesio, bet kai pasibaigs tas projektas, tai aš tikiu juo ir aš manau, kad bus labai labai gerai. Kodėl? Aišku, kad jis naujas, kad ten viskas gražiai padaryta, bet kokiu atveju tai yra projektas faktiškai ne tai, kad prie Vingio parke, o pačiam Vingio parke. Jau priskirkim prestižiniai klasiai. Ir kaip bežiūrėtum visur, turbūt visam pasaulyje, jeigu yra parkas ir centras netoli, visada yra Manhattano parkas. Centrinis parkas, jis ne Manhattano parkas. Man kažkiek truputėlį panašu visa ta situacija yra su Paupiu šiek tiek. Nes vėlgi, kai irgi Paupy statėsi, buvo tikrai tų adekvačių tasme kainų, ten ir 2,6, 2,7 už kvadratą. Dar ir Ignas vieną savo buvo klientą atvedęs ten toj geroj daly Paupio, ten prie... Pačiam centriuke tam, ne? Prie to fontano. Ir tuo metu, kažkaip... Ten buvo kaina 2,6, 2,7 už kvadratą, kas dabar ten juoką sukeltų ir atrodė tada brangoka, gal tas projektas visgi nebus ten toksai žavus. Jo, čia kur buvo tas viral video toksai praėjęs, ten kažkokį trakų kultūros ten centro darbo... Kažkai ten kultūros, nežinau, ten... Kažkoks departamentas. Kultūrininkai ten, tik žodžiu, eina, dar ten vyko statybos, tokio, žinai, dar to vaizdo visai nebuvo, aš prisimenu, ten eina per tą video, ten, kas čia tokiam ten projekte gali gyventi, ten, čia visai skonio neturi, ten. Ir paskui, kaip gyvenimas pasisuka, praeina keli metai, viskas, bombinis projektas, visi nori gyventi. Bombinis projektas ir bombinis video tapo. Paupys, jisai turėjo savo žavesio, kadangi senamiestis ir Užupis šalia, o Revingis turi savo didžiulį tą trauką, tai būtent Vingio parką. Irgi, Bet yra Gerosios Vilties rajonas. Eik, pamiršk. Ne, aš čia bandau oponuoti. Ir pats netikit, ką sakai. Vilnius vyra architektas Pokalnis, ten prisimenu per vieną ten iš konferencijų sakė, pirkit garažus ten Vilkpėdėje, nes ten, o šitas rajonas auks, tai va, tie iš dalies. Čia Vilkpėdės rajonas gaunasi. Jo, aš sutikčiau su jumis irgi, kad čia ir bandžiau oponuoti, bet turbūt net ir 4 ir 5 tūkstančius sutikčiau turbūt, jeigu galimybės leistų mokėti, nes turbūt vertę išlaikys tas projektas ir čia irgi kaip pavyzdys galbūt ir su jau aptartom mūsų Antakalnio terasom, kur irgi atrodė, kad ojei, kokios čia kainos, kai įsirengs būstai, tai iš viskas čia. Bet kai projektas vieningas, jisai sukuria kainų, kaip sakyt, segmentą toje vietoje ir jos laikosi. Tai aš manau, kad... Parkas ir upė yra nereali vieta. Taip, parkas, upė, susisiekimas su centru geras. Kaip pavyzdys, paimkim Čiurlionio gatvės galas irgi visai šalia Vingio parko, tai labai irgi... Tai ta Čiurlionio gatvė, jau šita vieta tikrai visada skaitoma yra prestižinė, tai būtent dėl to Vingio parko artumo, tai kad senamiestis netoli. Tai va čia pačiam Vingio parke projektas. Čiurlionio gatvė irgi turbūt jau prie prestižinių galimas, yra Kausko gatvė. Štai tau ir prašau. Kur buvo išvystytas irgi. Štai ir džiaugiuosi, kad padėjau. Tai va, tai kuo anksčiau įsigysite Revingėje būstą, tuo labiau džiaugsitės. Čia turbūt ta taisyklė galioja ne tik Revingė, kad kai tu perki vienas pirmųjų 2 dalykai ir kaina dažniausiai būna gera, ir pasirinkimą tu turi dar daug platesnį. Dabar tai jau yra ten keli tie butai, ką jau nusipirksi tą. Visada yra, kad pertaukiu, šitą visą laiką yra ta rizika, tarkim, tu perki projekto pradžiai, dar tos vizijos galbūt ten neįžvelgi, nematai, taip perki, tada gaunasi su rizika, bet perki vienas pirmųjų. Arba tu tada ateini ant gatavo, jau kai viskas gražu, viskas... Ant likučių, kaip sakyti, ir moki brangiausiai. Bet gal tada jau matai fasadus, matai kažkokias problemas. Tai labą dieną, tai va ir moki tą premium kainą. Pilaitės teraso turbūt reikėjai nesidžiaugia, kad patys pirmieji nusipirko ilgiausiai su to. Pasitarkite su brokeriu ir vaistininku.
Taip, toliau pereikim prie Dainiaus klausimo, ką manote apie kryžiokų sodus? Nu, čia labai specifinis klausimas. Normalų sodai, nu, ką žinau. Svagūnai auga ir ten. Jo, turbūt, kad nėra kažkokia išskirtinė sodų bendryje, už balsių, vieta, sakyčiau, tolokai. Kitam per Černobilio serialą sakė, not great, not terrible. Turbūt visos tos vietos, vat, ir balsiai, ir žalieji ežerai ten aplink, kam patinka ta miesto pusė, tai ir tose kryžiokų sodose yra tikrai didelių, gražių namų, labai neblogų vietų. Jeigu labai giliai įvažiavus, tai ten tikrai puikiai galima gyventi. Tik tai su sodais turbūt daugumą tų sodų, jie yra labai nevienalyčiai. Tarkim, yra ir tose pačiose kryžiokų sodose, tarkim, ten paskutinė linija, kur jau ten eina link miško ir upės, ir yra kažkur ten vidury sodų, kur važiuoja tarp bakūžių ir nesfaltuotų keliukų. Tai... Aš kryžiokų sodose vieną pardavinėjau, dabar mes esam sustabdę tą pardavimą, tokį prabangų namą, prabangų galbūt ten ne super wow, bet virš $500,000 kaina. Tai, nebuvo labai sužavėti, nors ir jis, kaip tu minėjai, pirmoji linija, už jo jau tik tais ten skardis ir upė, bet, nebuvo toks jau labai didelio susižavėjimo keliantis objektas. Aš manau, kad ta vieta turbūt įtakoja, kad, truputį tas namas ne toj vietoje. O aš turėjau kuklesnį, bet labai tvarkinga ir labai atliepianti tą vietą. Tai ten su durim išnešė. Labai... Bet turbūt ir pigesnis, ar ne? Tai žinoma. Paskaičiai be durų neša pas tave. Tai jo, namas turi, kaip ir visada, ta gelžinė taisyklėm, namas turi atitikti vietą ar vietą namą. Bet ten yra žymių žmonių gyvenančių kryžiokų sodose, tuose, tai aš manau, kad politikų gyvenančių yra. Taip, kitą laidą darysime apie žvaigždės. Apie politikus? Gerai. Kur gyvena mūsų politikai? Va. Gal iš tikrųjų gera visa idėja. Jiegi deklaruoja. Trečias klausimas po podcast'o žvaigždės. The Sunshine mūsų klausia. Ką manote apie Nemunaičio projektą Kauno rajone, nes jei neįsigijame būstą, kaip savo... ir ilgas tęsinys iš tikrųjų. Gal mes iš karto, kaip sakyt, gal pasakysim apie Kauną, mes Kauno rajoną nelabai. Patikslinsiu, kadangi aš iš Kauno, ten yra Kauno, tikrai Kaunas, ne Kauno rajonas. Ir čia kitoj... Bet čia parašyta Kauno rajone. Bet čia turbūt... Nesiginčiak su Paulium. Nesiginčiak su Kauniečiu. Jo, tai Nemunaičiai tikrai geras iš tikrųjų projektas ir kad įsivaizduotumėt, jis yra kitoj Nemuno pusėje negu Žalgirio arena. Ir ten tokia besivystanti vieta, Minkovskių gatvė ir, nežinau, gal toks palyginimas šiek tiek būtų su Šnipiškėm, kur buvo Šanchajus, kaip sakyti, bet sąlyginai netoli nuo centro. Ir dabar esminis dalykas, kad ten statys tiltą sujung per Nemuną. Ir faktiškai bus tepu ir nueisi į Žalgirio areną, į tą visą Nemuno salą, į visą Nemuno salą, kur ir muziejus dabar yra, ir ten pasivaikščiojimo vietos, labai gražiai sutvarkyta. Tai manau, kad tikrai šitas, pavyzdžiui, projektas yra su dideliu potencialu ir kas rezervavosi, ypač iš anksčiau, tai... O tu norėjai pasakyti, kad neaptarsim. Tai to klausimo tęsinį tada pratęsiu, kad jūsų nuomonė, jeigu suinvestavus į rengimą 78 kvadratam, 50 000, būtų kaip savo, ar būtų įmanoma pasidaryti pelno kabutėse, ar bent jau atgauti tai, ką suinvestavome? Vėl čepsit. Tai man atrodo 50 078 kvadratus čia nėra kažkokia tai labai perteklinė suma, man atrodo visiškai vidutinis. Bet kokiu atveju darantis kaip savo, visada yra sunkiau paskui atgauti tos pinigus, nes, kai savo tai negaila, niekam. Ir čia noriu gražiai, ir čia noriu kokybiškai. Čia visiems būtam galioja ir visiems namam tą patį taisyklę. Bendro supratimo dėlį gal tai pasakyčiau, kad kai, sako, ten 50 000, mes brokeriai turbūt visi skaičiuojam įrengimą, tai reiškia, kad pilna nuo A iki Z, tai reiškia, kad ir su minkštais baldais. Jo, nes kartais būna žmogus ten, skaičiuoja be minkštų, ten be virtuvės kokios. Tai čia yra su viskuo. Tai, pavyzdžiui, 5000, man 7-8 kvadratam, tam projektą, aš sakyčiau, net biškį mažoka. Neskamba daug, tikrai. Tiek tikrai atgausit. Jeigu gražiai rengsit. Jeigu nesugadinsit būsto.
Tai šitą, o labai svarbu, vis tiek už kiek pirko ten bus ar nebus ant to pelno. Ir kokia konkurencija bus tuo metu. Tai jeigu tas rajonas, kaip sakai, dar turi potencialą ir tik besivystantis, tai aš manau, kad įsirenkinėkit gražiai ir viskas bus gerai. Atgaus. Tai o šiaip pratęsiant mintį apie Kauną, šiaip daug klausimų sulaukiam apie Kauną, aptarkit Kauno rajoną, Kauno specifinius kažkokius rajonus, tai iš tikrųjų gal įmanoma mums pamastyti kažkokį tai video padaryti, nežinau, įdomesnį, ne tik tai, kad ten pasikviesti kažką, bet pasidaryti kažkokį duelį Vilnius prieš Kauną ar kažką, tai mesim pirštinę ir nežinau, pasilyginti rajonais, pasilyginti kvadrato kainomis. Ir kas ką turi, kas turi stadioną, kas neturi stadioną. Ne tik Rytas ir Žalgiris yra Kaune ir Vilniui. Tai va, mes ateisim su Ryto Maikiam, kauniečiai ateis. Teks Pauliau dėtis. Tai va. Tai va, gerai, pereinam tada toliau. Gustas K. klausia. Ką manote apie naujosios Vilnios vystymasi? Čia Vilnius mikrorajonas, visiems gerai žinomas, naujoji Vilnia. Nesivysto. Seniau turėjo tikrai prastą vardą Nauja Vilnia, dabar jau kažkaip tai Pavilnys. Labai specifinis rajonas, iš tikrųjų. Ir dabar net to gero vardo. Pavilnys atėjo iki Naujos Vilnios. Bet čia ne apie tą turbūt klausė, čia klausė apie tą. Vis tiek valasi. Bet turbūt man tai Naujoji Vilnia toks kaip Žemaitija. Jie turi savo patriotus, ten gyvena tie žmonės ir jie ten sukasi tose sultise. Kas iš 2 pereina į 3 kambarius, kas iš 1 į 2. Ir jie niekur iš miesto neišeina ir retai kas ateina, nebent ten iš vaikų, iš... Retas dalykas, kad pardavėm būtą Pašilaičiuose, keliamės į Naują Vilnią. Labai. Ir daugiausiai vis tiek ten vietiniai arba ten visokios Skaidiškių, Nemėžių ten gyventojai ir panašiai. Tai lokaciškai man tai jisai patinka, jo vieta, nes patogus susiekimas, per Stepono Batoro gatvę, ten greitai, vėlgi jisai gana žalės rajonas, bet kur yra bėda, tai vis tiek, kaip sakyt, buvęs darbininkų rajonas, ten pramonės daug buvo ten. Pramonės daug, daug rusakalbių ir tas, kaip sakyt, kontingentas jisai yra išlikęs ir sunkiai keičiasi, sunkiai šviežinasi. Buvom kažkada šnekėję, kad naujų projektų beveik faktiškai neegzistuoja, ten vienas Karklėnų gatvėj, daug bendrabučių yra likę ir mažai. Faktiškai nėra pasilinksminimo vietų, kavinių beveik nėra, ten kebabinė yra. Jau ten tie loftai, kur yra dūmų fabrikas. Ai, Dieve, padėk Dieve, ten tas dūmų fabrikas. Aš kiek esu Naujoje Vilniuje pardavinėjęs, tai ten jaučiasi, kad turi žmonės tų pinigų ir ateina kartais, pavyzdžiui, investicinį butą pirko ten 2 kambarių už savas lėšas. Tai man atrodo, kad ten tas poreikis tam naujam būstui yra, tik aš nežinau, kodėl vystytojai tenai neina, nėra sklypų ar nėra tinkamai teritorijų planavimas tenai sudėliotas, bet aš jaučiu, kad ten nėra taip, kad ten nieks neturi pinigų ir ten nieks nepirks. Bet gal biškai išsigando ten po to Karklėno projekto, nes jisai ten ir atrodė, kad nėra naujos statybos, pastatysim naują projektą, bet pasileido. Kaip būna dažnai kažkur Lietuvoje periferijoje, kažkokiuose miestelėse, atrodo, nėra naujos statybos, pastato vieną tą daugiabutį ir jau ten taip priima ir išparduoda, arba ten pasitringa, kolega, pavyzdžiui, Šalčininkose, tarkim, turi, kažkiek išpardavė ir ten pakybo dabar, kaip sakyt, ant galo. Yra vystytojų, kas Pabradėj, pavyzdžiui, stato irgi tokiuose rajonuose, miestuose. Labai greitai užpildo paklausą. Pabradė turi savo gal specifinį klientą, jie gal galvoja daugiau būtent apie tuos kariškius. Tai jūs sakot, kas 10 metų panauja daugiabutį reiktų tokiuose rajonuose? Nedažniau. Nedažniau. Turbūt gerą analizę iš tikrųjų, jeigu kažkas svarsto Naujojoje Vilniuje, tai ten vystyti, reikia gerą analizę pasidarytas, iš tikrųjų, ko reikia ten tiem gyventojam, kokio ten tipažo būstų, kvadratūrų ir panašiai. Galbūt yra nišos, bet mes ne vystytojai, tai gal, kaip sakyti, nesiplėsim labai. Gerai, pereikim prie Edvino klausimo, šiek tiek ilgesnės. Sveiki, gal galėtumėte pakomentuoti apie procesą tokį kaip būsto keitimas. Kaip geriausia, ekonomiškiausia tai būtų atlikti, imant
įvairius variantus. Pavyzdžiui, kai norima keisti butą, bet kito dar nėra laikinai nuomojamas variantas. Ar pavyzdžiui, kokios galimybės keisti būstą su paskola nepardavus esamo, jei naują esu išsirinkęs, o parduosiu seną, tik įsigijus naują. Girdėjau, kad Swedbank turi tokią paslaugą, bet atrodo, kad tik įsigijus naują butą esu per trumpą laiką priverstas parduoti senai, kas gali būti neekonomiška. Ačiū. Nu, tai čia turbūt klasika yra mūsų darbe. Kai kas nors ateina pirkti būstą ir sako, bet aš turiu seną savo būstą ir kaip man čia dabar ar pirmą tą parduoti. Ką daryti? Ir visada tai būna su dideliu stresu susiję žmogui, kad reiks išsikelto, kaip čia bus, ar liksiu be namų, jeigu tą parduosiu, nenupirks ir taip toliau. Čia toks. Tai turbūt platus klausimas, ką galim, nežinau, pažingsniui aptarti. Tai aš visada pirkėjim dažniausiai patariu pradžiai susižinoti savo būsto kainą, kiek tu esamam būste, už esamą būstą gali gauti, kad galėtum toliau finansus dėliotis, ar tu pirksi už savas lėšas, ar tu eisi kažkiek prasifinansuoti. Tada dar to nepardavinėti senojo, pradėti dairytis turbūt naujo būsto ir žiūrėti, ką aš galiu, ar man yra kažkas patinkančio. Arba daryti lygiai greičiai, paleisti pardavimą šito ir ieškotis jau kito, bet nelaukti, kad pirmą parduosiu, tik paskui ieškosiu. Taip. Ir jau tada, kai atsiranda kažkoks turbūt patinkantis būstas, jį rezervavo, susitarti turbūt kažkokias protingą laiko terminą, nes jums reikia parduoti dar savo. Aišku, šičia galit konkurenciniai kovoj pralošti su kažkokiu kitu atėjusiu pirkėju, kuris turės savas lėšas ir jam jau nieko nereiks parduoti, bet čia jau nieko nepadarysi. Nes vėlgi, tų situacijų visokių būna, pavyzdžiui, kodėl gali pralošti konkurenciniai kovoj, nu, tarkim, ten mes nes kartais šitas grandininis sandoris būna, pavyzdžiui, mes pardavinėjom būstą, nes maniškiai jau kažką rezervavę yra ir ateina pirkėjas, jisai kaip ir fainas pirkėjas, norim pirkti, bet jam dar savo reikia parsiduoti. Tai valio, jeigu mes į terminus pataikom, bet kartais, pardavėjai irgi nėra linkę prisimti tos rizikos, kad laukti. Bet čia turbūt labai nemažai ir nuo mūsų priklauso, nuo brokerių, kaip mes sudėliojam visą tą matematiką, kaip tas visas datas. Aš va dabar pasirašiau preliminarią sutartį, tobulas variantas. Mano tie klientai, šiuo metu pardavėjai, jiems išsirinkom namą, bet jis yra dalinės apdailos dar. O jų buto pirkėjai sakė, mes iš tą butą kelsimės tik po 2 metų, tai mes tą butą vis tiek nuomosim. Tai ten tie ir liks. Jo, būna tokių unikalių variantų. Nebijoti, pradėti žiūrėti, tartis tarpusavį ir tikrai įmanoma viskas, kad ir kaip tai gąsdinančiai atrodo tik pradėjus tą procesą. Aš manau, dabartiniai rinkai susitarus ten kokius, 4, tarkim, mėnesius iki sandorio, tai toksai adekvatus laikotarpis abiem pusėm, kad ir pirkėjas turėtų spėti, parsiduoti, bet neturės laiko ten žioplinėti, bet ir, kaip sakyti, nepradės mušt prakaitas pirmą pardavimo dieną, kad jau ten niekas neperka. Išsikelt reikia. Jo. O vat apie tą antrą gal klausimo dalį, nes iš tikrųjų nemažai klausimų per apžiūrą sulaukėme. Aš gal tik pratęsiu tavo tą mintį, kad užbaigti, čia žmogaus toks naratyvas buvo, kad ar jeigu ten, kaip tu sakai, susitari 4 mėnesius, parduoti senai nebus neekonomiška. Tai žmogus turbūt galvoja, kad čia labai greit parduosiu ir labai pigiai. Arba labai skubėsiu ir tada stipriai nuleisiu kainą, nes neturėsiu laiko. Tai iš tikrųjų, man atrodo, 3-4 mėnesiai yra pakankamas laiko tarpas, kad gauti rinkos kainą. Tai neina kalba, kad ten gauti, nežinau, kažkokią išsvajotą ten kosminę kainą, kurios tu gali negauti ir per 2 metus. Nes žmonės kartais galvoja, jeigu aš neskubėsiu, tai tada ta kaina bus didesnė. Tai tikrai nieko panašaus. Jeigu prakabėsi metus rinkoje, tai nereiškia, kad ta kaina pakils. Nebent rinka pasivis. Pardavėjau, žinokit, aš tai tikrai niekur neskubu. Tu mikrofoną uždengi. Tam pardavėjai. Aš tai tikrai niekur neskubu, sakau, jeigu žinočiau, kad mes palaukim metus ir ten gausim X kainą, valio, laukim tos metus. Bet tikrai ko mažiausiai turbūt norisi, pralaukit ten tos, nežinau, metus ir, Ir baisiausiai, jeigu dar gauni kainos pasiūlymą ir jį atmeti kaip per mažą, paskui po gero pusmečio galvoji, būčiau aš tada paėmęs. Ir tada dažniausiai po tų metų jau nusvyra rankos, nebenori nieko ir keisti, nebenori pardavinėti čia, ir tas pokytis dažniausiai neįvyksta. Arba kaip tik priešingai jau čia nieko nebedarai tam bute ar name, nes jau vis tiek kažkur tai kelsies, jau čia nieko nebenori keisti. Bet būna žmonės, kad ir išlaukia.
rinka pasivėja lūkesčius. Būna ir loterijų laimė. Yeah. Žmogus nori tiek, 2 metus. Paskui, žinai, ten stovi tas bilietėlį, žinai, laimėtojas, žinai. O tie, kur kiekvieną pralašė, žinai, tu į laikraštį nededa. Taip. Bet kiek jis įsidėjo €, ar pa kiek ten tie bilietėliai, nieks nesako. Nieks neskaičiuoja. Jo, ir va čia ta antra klausimo dalis, kad Swedbank, ne tik Swedbank teikia tą paslaugą, kad pirk naują nepardavęs seno, tai čia ta vadinama, nežinau, tiltinis metodas, kai suteikia antram būstui pirmojo kreditavimo sąlygas, nu, kaip pavyzdys, 85% duoda, net ir nepardavęs pirmojo. Su sąlyga, kad? Su sąlyga, kad ar ten per metus, kai kurie bankai per pusę metų įpareigoja parduoti. Jeigu neparduosi, tai tas palūkanas jie pakels. Bet labai svarbus momentas yra tas, kad tavo pajamos turi leisti abi paskolos mokėti vienu metu. Tai aš vat noriu sakyti, kad čia viskas priklauso nuo pajamų. Taip, tai jeigu, tarkim, tavo pajamos, na, kaip pavyzdys, tarkim, ten ant ribos mokėti tą 1000 eurų paskolą, tai tu neišneši, kaip sakyti, antros 1000, kaip sakyti, eurų per mėnesį paskolos. Ir dar tuo metu, pavyzdžiui, įsirenginėjant tą naują būstą, tai čia iš vis būna. Taip, tai kartais irgi reikia pagalvoti, kad, na, neužsismaukti. Bet kokiu atveju, jeigu jau nusprendėt, kad eiti tuo keliu, tai geriausia pradėti, o ir nebijot nuomos varianto. Jeigu neišeis taip, kad iš vieno sklandžiai išsikelti kitą, tai galima... Bet jeigu 3 vaikai, šuo ar katė. Nu tai su 3 vaikai šuniu ir katės nuomos, tai kas belieka. Nes iš tikrųjų, bankas vaduodamas tą tiltinę paskolą, jisai jau prašo parodyti, kad yra pradėtas pardavimo procesas. Tai arba pasirašyta ten tarpininkavimo sutartis su brokeriu, arba ten įkeltas jau ten skelbimas, dar kažkokie, kaip sakyti, veiksmai jau pradėti pardavimu. Ir čia nuo šeiminės padėties turbūt priklauso, nes dažniausiai tie, kas su šeimom, su vaikais, nenori ten tos nuomos variantos svarstyti, net nenori kažkokio tarpinės stotelės, nori iš karto tą pakeisti į naują, bet jeigu žmogus, tarkim, vienišas, aš irgi visada patarčiau, jeigu nerandi ten savo idealaus, tai tu parduok, išsinuomok, galbūt vienoje vietoje, galbūt kitoje vietoje pagyvensi, suprasi, kur tu tikrai nori ir tada įsigysi ir išlauksi to savo idealaus variantų, nes nebūtinai... Nepirkti, kad pirkti tik tai. Nu. Jo, nebūtinai, kad va, aš šiandien pardaviau savo ir jau turiu va čia per mėnesį kažką kito susirast, gal to idealaus tavo varianto nėra. Dar vienas mitas būna, žmonės galvoja, kad jeigu aš turiu paskolą, tai dabar jau turi pirmą padengti paskolą, paskui susirasti kitą daiktą. Ne, galima viską vieną paskolą padengti, tada imti kitą ir čia viskas labai gražiai suderinama, tik tai reikia nebijoti. Bet senos paskolos neperkelsi ten naujo būsto. Tai aš ten geras palūkonas turiu. Ne, perkelti noriu. Jo, tą atiduodė, imi naują. Nu tai, manau, pakankamai išsamei, šiaip labai geras klausimas, toks tikrai iš mūsų virtuvės. Ja. Tai dar vienas klausimas, Point Cloud Academy klausia, ar Jeruzalės rajonas yra perspektyvus, nes tokios kaip naujos statybos visiškai nėra. Aš dabar galiu pasakyti vieną nesenai, dar nepardavėm, bet sutarėm, jau preliminarią pasirašėm Jeruzalės mikrorajone, apynauja statyba ten 2018 metų, nauja statyba. Nauja. Mokyklos gatvėje toks daugiabutis, tai... Bet skundėsi irgi pirkėjai, kad sako, va tos tikrosios naujos statybos Jeruzalėje nėra. Yra ten tos apynaujas, ten Rūgių, Kviečių gatvės, ten ir panašiai apie 2000-2002. Ja, tai tas iš tikrųjų jaučiasi naujos statybos trūkumas. Nežinau kodėl, irgi galbūt sklypų stygius ar kažkas, nes šiaip gan erdvus rajonas, daug žalių zonų. Žalių zonų taip, bet... Žalių zonų, taip, bet tuščių tokių plotų, nu, nelabai. Vėlgi, ar ten kokių, pavyzdžiui, senų bakūžių, kurias ten galėtum nušluoti ir ten statyti ten projektus, nu, ne, tas daug kur, nu, daugiabučiai, individualūs namai. Vienbučių, dvibučių teritorija, matyti, ten yra. Ir viskas. Ir aš, ar geras rajonas? Taip, geras, ar perspektyvus? Ne. Neaišku. Nu, toks... Praeitoje laidoje kalbėjom, aš sakiau, kad aš labai šitą rajoną, man jis labai patinka. Jo, bet klausimas, ar perspektyvus, nu tai va iš tos pusės gali jo šitas Jomanto namai, ar ne, ar Jomanto parkas priskirtumėt prie Baltupių ar prie Jeruzalės? Baltupių.
Prie Baltupių. Vienareikšmiai. Čia tokia riba turbūt. Aš tai Baltupių, ten jau už Jomanto parko Jeruzalė. Čia irgi vienas turbūt iš pavyzdžių, kad rado jie vietą, aišku, ten nuo seno priklauso jiem tas labai sklypas, bet rado ir aš manau, kad jie ten visai neblogą produktą išvystė. Aš drįščiau paoponuoti, iš tikrųjų, šito vietoj, man tas... Buvai? Buvau, šitą... Man tai kaip tik gal sakyčiau toksai... Bet jis prie pat parko, prie pat miško, išėjimas tiesiai... Jau jisai prie pat, tai prie geležinio vilko. Ir prie geležinio vilko. Yra tame tiesa. Tai ten vargšės vadybininkės, nes iš tikrųjų yra likučiai dabar ten likę ir kur atvažiuoja... Taip, aš buvau šnekėjau šitą, tai atvažiuoja žmogus, pamato, kad ten į kur langai išeina į balkoną, mašinas ir viskas, ir apsisuka ir nebeįdomu. Ir va šitas, nežinau, Galio Group projektas, nežinau, man jisai prėskas toksai, toks ir tie fasadė tokie, paprasti, toks čiut neatrodo kaip struktūrinis tinkas, ten ta apdaila. Tai dar butai, kurie ten žiūri į Jomanto parką, tai, ten okei, bet, pavyzdžiui, šalia yra Veikmės parko namų projektas. Kuris truputį giliau yra, ne? Jo, šitas man labai patinka. Didlauko gatvėje yra, visiškai kitas feelingas. Ir ten daug būtų žiūrinčių į mišką, į parką. Taip, ir dabar vieną pardavinėjom labai didelis susidomėjimas. Ir ateina iš to projekto, taip, tikrai, skirtingos. Gerai, Pauliau, įkalbėjai. Pirksim, gerai. Pirksim pas tave tenai, tam projekte, kur reklamuoji. Tai gerai. Nieko mes čia nereklamuojam. Nieko nesiūlom nei pirkti, nei parduoti. Gerai, dar keletas klausimų liko. Zigutė klausė. Sveiki, gal galėtumėte aptarti džiaugsmus ir vargus, bei išsakyti savo nuomonę apie butus, kurie yra geroje Vilniaus lokacijoje, tačiau pastate, kuris yra įrašytas į kultūros paveldą ir su krosnimi, kietu kuru. Ar tokio turto įsigijimas yra gera idėja? Aš su kultūros paveldo objektais labai daug turiu patirties, tikrai dirbus nemažai. Kultūringa moteris. Labai kultūringa moteris. O iš tikrųjų tai nebijočiau aš tų kvadinių objektų, tų namų, tų pastatų. Labai svarbu susižiūrėti tik tai iš karto, kas yra saugoma. Nes čia yra esminis dalykas. Taip, kokios vertybės saugomas? Taip, saugoma gali būti labai vairiai. Pavyzdžiui, būna pastatas. Krosnis ta pati gali būti saugoma. Gali būti laiptinė saugoma ir tau iš tikrųjų tavo jokiems sprendimams. Ten, pavyzdžiui, ranktūrai saugo. Nėra tokių dalykų. Tai tau gyvenant arba įsirenginėjant, keičiant tą butą, jeigu tu nori jį pasidaryti kažkaip unikaliai, gali jokios įtakos neturėti. Taip. Bet gali būti, kaip vienam pastate turėjau, net tinkas yra saugomas. Tai reiškia, jokių patinkinių maišytuvų, jokių intervencijų tą sieną negalėsi daryti. Va tada jau labai svarbu apsispręsti prieš įsigijant tokį turtą, ką tu ten galėsi daryti ir ką tu nori daryti. Ir tada susižiūrėti. Būna pavyzdžiui, kad turi parketą atkurti arba jeigu neįmanoma atkurti, tokį pat susidėti. Tai va, tada tu turi žinoti, ar tu iš vis nori parketo, ar tau stilistiškai jisai tiks ir patiks. Būna netgi sienose atidengia kažkokios tai freskos ar senų kažkokių tapetų likučiai ir viskas. Ir tu jį turi užkonservuoti, saugoti, nežinau, integruoti savo interjerą. Tai aš šitą Reformatų skverę, kur yra šitas didžiulis pastatas, aš visą pardavinėjau ir ten yra tikrai daugelį būtų tų tokių tapinių gražių, bet kaip gražiai žmonės nusipirkė, įsirengė ir kaip suderino visą tai, kas yra sena, tas senas plytas atidarė. Ir tuos visus piešinius išsaugoja. Aišku, tada jau tu turi tą visą savo interjerą, visus baldus derinti atitinkamai prie tokio stiliaus, nes labai gali keistai atrodyti. Kadangi ten tas tikrai unikalus, tai Sinodo rūmai šitie pastatas, bet ten kultūros paveldo departamentas jau kankina normaliai. Ten nuo pat pradžių buvo daug iššūkių su tuo objektu, bet jeigu jau taip grįžtant prie klausimo, kad jeigu yra krosnis, tai kartais būna kokliai labai gražus. Nebijočiau, pirkčiau, aišku, tikėtina labai, kad reiks išsaugoti, ar ten kokios dvivėrės duris būna bute, reiks išsaugoti. Aišku, tai kainuos gerokai daugiau. Reikia įsivertinti, kad perkant tokį daiktą gali visas remontas kainuoti gerokai daugiau ir visą tai reiks derinti ir laike labai gali išsitempti. Tik tai dar turbūt reikia žiūrėti ir apie
krosninį šildymą kalba eina, ar tas krosninis yra tik tai kaip papildomas, ar pagrindinis. Ar pagrindinis. Ir aš esu turėjus, kad jisai yra kaip daugiau turbūt jau likęs kaip dekoro detalė, o būtų šildomas elektriniais radiatoriais. Taip. Ir čia turbūt patarimas, tas kultūros saugotinas vertybės, man atrodo, net viešai prieinamos, galima pasižiūrėti kiekvienam pastate pagal adresą. Jeigu ne, tai pasikreipti į kultūros paveldo departamentą. Šiaip perkant būstą iš kultūros, kuris įtrauktas į kultūros paveldo, kuris yra kultūros paveldo pastate, nes čia irgi gal akcentuoti reikia, nes jeigu pastatas priklauso kultūros paveldo teritorijai, tai čia nieko dar nereiškia, nes visas senamiestis yra kultūros paveldo teritorija. Bet jeigu yra butas, kuris yra pastate saugotinam, tai jau tada parduodant reikia tos kultūros paveldo patikrinimo pažymos ir kurioje jau matosi, ar tos vertybės buvo išsaugotos ar neišsaugotos. Kurios jos saugotos, esu turėjus butą pardavimui, kai langų žmonės patys pasikeitė, nesuderino su kultūros paveldo departamentu, nes langai buvo saugomi. Ir stilistiškai juos turėjo atkurti tokius, kokie buvo prieš tai, būtinai turėjo darytis medinius ir suskirstytais tais langiukais. O užsisakė paprasčiausius plastikinius langus. O aš turėjau Vokiečių gatvėje 16, irgi toks kultūros paveldo pastatas senas ir keistas labai butas, nes jisai buvo per Antrą pasaulinį karą pusiau nugriuvęs tas namas, atstatytas ir tas butas toks nelogiškas truputėlį, ten langai, kurie man ties čia. Tau. Jo, man. Ir tokios buvo net laiptukai, tokie mediniai padėti, kad užlipti, pasižiūrėti. Ir buvo daug ten tų interesantų ir galvoju, gal čia kažkaip truputėlį pastumti tą langą. Nieko ten negalės daryti. Tai čia turbūt ir patarimas, kad susižiūrėti, kokios tos kultūros vertybės saugotinos, nes nebūtinai, jeigu įtrauktas į kultūros paveldą ir čia lies jau jūsų butą, galbūt, kaip Patricija sakė, nieko nėra saugotino jūsų tam bute, gal ten įėjimo duris tik tai saugotinos, jų nekeisk ir visa kita tas pats. O pardavėjų patarimas, pasilikit laiko iki notarinės, nes be kultūros paveldo pažymos neparduosit. Ir jinai užtrunka šiek tiek. Jo, ir tam reikia laiko. Jo. Ir specialistą kultūros paveldą geriausia atsivežti, nes jie nelabai mėgsta važinėti. Labai daug kartų atsivežus, labai taip. Atvažiuokit, pasimti nuo savivaldybės. Taip, atsivešit, apžiūrėsiu, fiksuosiu ir viskas. Taip, vat. Taip, dar vienas klausimas iš Nikolajaus. Būtų įdomu išgirsti, jeigu perki NT iš varžytinių ir ten gyvenas šeima su vaikais, nesvarbu namas ar butas, koks algoritmas jų iškeldinimo ir iš vis ar įmanoma, jeigu yra nepilnamečių? Yra šita problemėlė iš varžytinių perkant, kad jeigu nenori išsikraustyti žmonės, tai jie ir gali neišsikraustyti. Ypač jeigu jie ten įrodo, kad neturi kito būsto, kas dažnai būna iš varžytinių. Pradėkim turbūt nuo to, kad jie vis tiek išsikraustys. Tik per kokį laiką? Tik tai klausimas per kokį laiką. Vienintelis turbūt legalus būdas, tai yra, kaip sakyti, teismas, jeigu neišeina susitarti gražiuoju, visą laiką turbūt paprasčiausia, eiti, bandyti, šnekėti, kažkokį ieškoti, kaip sakyti, kompromisą, nes laikas yra pinigai, bandyti tartis, jeigu neišeina tartis, tai vienintelis yra tas teismo iškeldinimas, nes, kaip pasakyti, negalim, žinai, ten gyventi. Vaikų saugoma? Ir vaikų iškelti taip negali. Negalima spynų savavališkai pakeisti, negalima sudėti daiktų ir padėti laiptiniai, bet visokių yra gyvenimo istorijų, girdėjau buvę. Aš irgi esu girdėjęs iš vieno kliento, kai jisai irgi negalėjo taip susitarti gražiai, ten iš kažkokių alkoholikų pirko butą, jisai sako, aš jums išnuomosiu viešbutį, ten mėnesį. Išnuomojo jam viešbutį. Ir kažkaip ten, sako, tada jie pradėjo gyventi, susidraugavo ir sako, aš po truputį jos tos daiktus jie tai atvežu ir sako, taip po truputėlį jie... Net nepajuto, kai buvo iškraustyti. Net nepajuto ir buvo iškraustyti, pakeičiau spynas, ir ką, viskas, žmonės išsikrausti. Tai... Ieškokit kompromisų, bandykit tartis. Ir čia ypač, kas perka investicijai, tai gali laikėtas suvalgyti jums daug laiko, o laikas yra pinigai, tai yra tos rizikos. Ir perkant turbūt visą laiką reikia įsivertinti tas rizikas ir galvoti, kad perki kapitalį visą laiką remontuotina, nes
per tos piktumus ten išlupa ir rozetės, ir duris, ir viskas. Čia tas tavo pasakymas, kur su durim išneša, čia tikrasis. Čia tikrasis, tikrai to žodžio prasme. Nu ir paskutinis klausimėlis iš Edvino, paprastas ganėtinai, manau, lengvai atsakysit. Paskutinis aukštas, ar naujoje statyboje, ar vis dar minusas, sugirdėjęs ir atvirkščiai. Tai mano nuomonė, kad naujose projektuose tai yra pliusas, nes ir kainodara statytojų yra sudėliota, kad kuo aukščiau, tuo keliais tūkstančiais yra brangiau. Tuo geresnis vaizdas, tuo geresnė šviesos kiekis. Čia baimė paskutinė aukštai turbūt iš senų laikų atėjusi. Seni namai, stogas leidžia, nieks nenorės remontuoti. Perkaista, įkaista, o naujose statybose, o ypač jeigu dar daug aukštis, ten 20 aukšto ten ar panašiai, tai ten turbūt nuo kiekvieno aukšto ten prisideda eurų už kvadratą į kainoje. Esu turėjus ne vieną klientą, kurie kaip tik ieško viršutinio aukšto, sako, man nepatinka, kai kažkokie garsai iš viršaus būna, nes vis tiek, matyt, daugiau mažiau, ypač jeigu su vaikais kažkiek girdi kaimynus. Tai specialiai ieško tik paskutinio aukšto. Taip. Esu aš irgi tokių sutikęs. Sakau, natūralu. Jeigu yra liftas, tai be problemų. Galbūt kažkiek šilčiau bus tam viršutiniam aukšte vasarą, vis tiek, stogas turi tą savo savybę įkaisti. Ir šiaip šešėlio nuo langų greičiausiai, nuo medžių nebus. Bet tikrai naujos statybos nebijočiau. O senoji statyboje yra tas niuansėlis. Bet kad ir senoji, aš sakyčiau, visi bijo tų bėgančių stogų. Dabar jau tie stogai praktiškai visur yra prižiūrėti. Administratoriai tie tikrai pareigoti ir nevarva tie stogai, nebėga. Galbūt yra problema peršalančių kampinių, kažkokių tais būtų, taip pat, kaip sakėt, kraštesnis būtas, bet, jie automatiškai ir pigesni būstai. Tai jeigu, tarkim, turi kažkokį ribotą biudžetą ir tavęs negazdina tas lipimas, tai manau, kad... Nežinau kaip jūs, bet pastebėjau paskutiniu metu, kad į 5. aukštą žmonės jau tingiau lipa, jeigu nėra lifto. Kas į 5, 3 tingiau lipa jau? Iš tikrųjų kažkaip su 5. aukštu jau... Ties 3 pradeda jau striginėjom labiau. Aš kažkada turėjau net tokio apynaujį statybui 5 iš 5 ir be lifto. Čia netoli Norfėjaus šiaurės miestelėje. Ir toks jau būdavo paskambinau ir sakydavau, ar matėt, kad 5 aukštas? Matėm. Ar matėt, kad lifto nėra? Matėm. Nebus problema? Ne. Bet jeigu su Maksimos maišais reikės lipti, bus nelengva. Barbora yra? Barbora yra. Toks ateina į apžiūrą ir jau girdžiu 4. Ir supranti, kad apžiūra jau baigėsi. Ir tada... Jau užrakinėjai duris jau išeini. Ir užmušanti tą klasikinę frazę. Butas nieko, bet žinokit, jeigu būtų ne 5 aukštas, tai pirktume. Arba padaryk liftą. Neturit tokių, Pauliau, būtų 2, 3 aukšte. Tokį pat. Tai ką, šitų smagių juokelių, manau, kad tas klausimus ir užbaigiam. Čia praėjo. Rašykit toliau, klauskit, mielai atsakysim. Jeigu patiko, parašykit, padėkit like visų pirma, parašykit, kad patiko ir norit daugiau klausimų, atsakymų. Video. Vakarėlį pasidarysim. Jeigu matysim, kad patiko, prisikaups naujų klausimų, vėl padarysim po kažkiek serijų, ar ne? Apie Kauną pasvarstysim, gal kažkaip įdomiai padarysim. Tai va. Mesim baltą pirštinę. Tai va, tai nepamirškit dar kartą pasubscribint, nes jūsų didelė dalis dar nesubscribina. Yra, kas sako, žiūri visus epizodus, bet nesubscribina. Jums tai nieko nekainuoja. Paspauskit ir... Neišleiskit iš apžiūros tokio žmogaus. Subscribink ir išleisim. Ačiū. Tai ką, ačiū. Visą. Iki.